UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. Darova, mėly sekėjėliai, pagaliau mes susitikome mūsų naujame kanale UBR Motors. Apie šitą kanalą mes jau svajojame ir planavome padaryti kažkur maždaug apie 3 metus. Ir pagaliau atėjo ta diena, kai mes susikūrėme šį kanalą. Kodėl mes tai padarėme? Todėl, kad norime R8 projektą atskirti nuo aukcionų, o šitam kanale jūs daugiausiai pamatysite apie automobilių pirkimus iš Amerikos ir Europos aukcionų, kiek jie kainuoja ir kiek kainuoja jų remontas, jų dalys ir visus kitus formalumus. Dar šiame kanale pakalbėsime apie visas šiuo metu vykstančias automobilių aktualijas Lietuvoje. O gal ir ne tik Lietuvoje, gal ir užsienyje. Šiaip, ką norėčiau dabar su jumis pakalbėti, tai apie naujas pirkimo pardavimo sutartis, bet kol kas ne apie tai. Dabar kol kas kelkime į Klaipėdą ir pasižiūrėkime, kokį turime rekordą ir kokie automobiliai pas mus atvyko. Nu ką, lemiamas momentas, ne? Bandom, jo, yra kažkas. O, čia ne su mano trumpom kojytėm prie tokios mašinos vairo sėdėt. Kur važiuot? Tavo nauja darbinė. Ne, ačiū. Mano MG labai patinka kaip darbinė. Ai, galinis ratas tuščias. Ką aš galiu pasakyti? Radiatoriai sveiki, bet palankstyti. Bet kas smagiausia yra, kad landžironai vietoj visas smūgis va. Čia suėjo. Viskas stovi vietoj, tai realiai mums reikia komplektinio priekio. Kapotas signeda, lempas signeda. O žiūrėk, gal lempų net nereikės? Reikės. Kaip viskas greit sprendžiasi, šitos lempos nereikės. Einam apsižiūrim saloną ir pasižiūrim, ką mes čia įsigijom. Ne elektrinis? Ai. Ei, bet tai klausyk, nuotraukose šitas automobilis atrodė žymiai baisiau. Mes jį pabandysim dabar įdėti tiesiai į auta.lt. Šiandien yra ketvirtadienis, dabar prasidės visos muitinimo procedūros, jos būna dažniausiai užtrunka nuo 1 iki 3 dienų. Viskas priklauso, kaip muitai suvaikšto ir kaip transportą po to suderinam atvežimą. Bet šiaip dažniausiai 1-3 dienos jau po muitinimo. Aš mąstau, kad mes galbūt netgi iš karto vešimės pas mūsų kolegos į airbagų servisą. Iš karto sutaisys vietoje panelę, matau kojo airbagą šovęs, vairas, greitai špaukšt. Ai, tai kol vyks šitą muitinimo procedūrą, tai mes įdėsim šį automobilį į auta.lt. Nežinau, pagalvosim, kiek norim, gal apie kokius 6 000 už jį. Jeigu kažkas duos 6 000, mes jį ir parduosim. Kaip sakant, easy money bus. Kadangi viskas taip labai paprasta, viskas, ką reikia, kad įdėti į automobilį į autą, tai tiesiog jį labai gerai sufotografuoti, o aukcioną sukurti visiškai nieko nekainuoja. Einam fotkint ir dėti į auta.lt. Edgaras kažką rado, ką radai? Gal čia Hebra mobilį padarom? UBR Team automobilis. Toks tinka man darbinis. Toks tinka tau darbinis? Vat, iki tracoko buvai normalesnis. Mano labiausiai lauktas pirkinys. Jisai padarė mums rekordą. Todėl, kad jisai buvo nupirktas kovo 20 dieną ir balandžio 21 dieną jisai jau įplaukė į Lietuvą ir laivas prisišvartavo Klaipėdoje. Tai žodžiu, turim absoliutų rekordą, 31 diena ir mašina iš New Yorko yra Klaipėdoje. Kadangi labai laukiam, tai labai greit ir atplaukė. Klientui sakau, sveikas, tavo Volvo jau terminalė, reikia paruošti EORI kodą SDK susitvarkyti. Sakau, turim tai taip greit. Tai žodžiu, dar padėjome EORI kodą susitvarkyti. Šiaip iš tikrųjų turiu mintį padėti nufilmuoti, kaip susitvarkyti EORI kodą patiems žmonėms, o tie, kas dar nepirko mašinos iš Amerikos, matyt nežino, kas yra EORI kodas. O EORI kodas yra reikalingas Lietuvos Respublikos muitiniai. Šiaip iš tikrųjų bijau šiek tiek variklio gaubtą atidarinėti. Ką tu manai, Edgarai, bandom daryti? Gal vis dėlto aš neatidarinėsiu, žino dėl ko? Todėl, kad sparnas yra
pakankamai brangus, o kapotas yra palindęs čia, kad jo nesugadint. Atvažiuos pas mūsų automobilis į garažą ir mūsų patyrę meistrai atidarys jį geriau negu aš. Ką aš matau? Galimai radiatoriai yra sveiki, smūgis labai mažas į va šitą pusę. Žiūrėjau šitą žibintą, nejuda nieko, tai manau, kad dar kokie 700 eurų žmogui sutaupyti. Longironui atrodo viskas vietoj, kai išsiardys, matysis viskas daug geriau. Nu va, biški longirončikas gavęs, bet aš manau, kad čia smulkmena. Netgi tokie randai, kaip sakant, automobilį puošia. Viskas įvyko greitai ir sklandžiai, su Translaiva automobilius mes iškrauname labai greitai ir labai greitai atvykus į Klaipėdą mašiną, jinai keliauja tiesiai pas šeimininką į namus. Tai lygiai taip pat su Translaiva labai greitai ir vyksta visos muitinimo procedūros. Atvykome į Translaivą, tiksliau yra jau kita diena, šiandien saulutė išlindo, užsidėjau akinius ir jinai pradingo, kaip tyčia. Ne, bet gal vis dėlto akina. Atvykome į Translaivą ir jau žinome, kad Dodge'as yra išmuitintas. Dodge'as taip griežtai skamba, atrodo Dodge Challenger, o čia Dodge Grand Caravan yra jau išmuitintas. Tai šiandien Tralas pasikraus ir pirmadienį mums jį pristatys į Vilnių. Žinokit, muitinė sako, jūs tikrai jį už tiek nupirko, tai mes nesakėme, ne Edgarai už kiek nupirkom. Edgaras jį nupirko už $1,000. Čia žiauriai pigų, mums jo savikaina su PVM, su visko gaunasi 4100, taip? Tai manau, kvepia pliusų. O dabar einam pažiūrėti labai įdomų automobilį. Atvykome prieš tai kokį įdomaus automobilį, čia yra Infinitis, mūsų kliento. Gavom raktą nuo Infiničio, štai toks jisai yra. Labai įdomiai viskas čia padaryta. Automobilis gavo smūgį į šitą pusę, kažkas su bulgarkė nupjovė bamperį, kad jį uždefektuoti ir kaip sparnas irgi nupjautas su bulgarkė. Ir viskas, taip švaru, gražu. Kapotą, manau, tvarkys klientas, nes gauti jaučiu neįmanoma. Nežinau kaip su kitom detalėm, bet gal iš Amerikos ir įmanoma gauti. Nes aš, tiesą sakant, pasakysiu šitą automobilį, tokį automobilį matau iš viso pirmą kartą. Pabandom užkurti, jeigu užsikursim, paprašysim, kad mums duotų kompresorių, prisipūsim ratus ir biškį išvarysim. Visiškai miręs akumuliatorius. Bet žinot ką? Mašinui net kvepia nauja oda. O tai yra todėl, kad automobilis turi vos 70 000 mylių ridos. Gerai, kaip atsidaro variklio gaubtas. Žiūrėk, kodėl jis nesikuria. Minusas atjungtas. Tai pasižiūrėsime, kas čia darosi. Pasižiūrėkit, kokia graži V6 jėgainė. Ar yra kokia gyvybė? Gyvybės nerasta. Nu ką, atsinešim boosterį. Taip, juodas spalva ką reiškia? Minusą. Raudonas spalva ką reiškia? Pliusą. Wow, Iva! Opa. Tai variklio gaubtą galim kol kas priverti, nes nesilaiko amortikai. Nemanau, kad tai yra kažkaip susijęs su eismo įvykiu, manau, kad tai yra susijęs su amžium. Rimtai aš čia pasirašiau, ne? Na va, jūs sakot, nusipirkit boosterį. Va, kompresorių nusipirkau. Dabar visur su savim tokį tampysiu. Nėra, tai nieko čia nepripūs. Vis? Nėra ventilių. Nu, nėra, tai ir nevarysi. Mašinas kažkaip iškart nepažiūrėjau. Ventilių? Jo? O yra? Nu va, kokie geri mūsų kolegos. Tai spėjau 2 reikia. Gavau 2 ventilius ir gavau netgi ventilių atsuktuvą. Kodėl taip yra elgiamasi? Todėl, kad automobiliai dažniausiai stovi taip. Tai kad sutaupyti vietos, tiesiog greitai čmaukšt, išsuka ir nusileidžia mašiną kokių 5 cm žemiau, kas sutaupo konteinerėje vietą. Jeigu įstatyti automobiliui vieną akytę ir raudonus numerius būtume pasiėmę, galėtumėm klientui į Vilnių savo eigą atvaryti. Žodžiu, pripučiau biškiai daugiau negu 1 barą, o vat su kita pusė bus sudėtingiau. Šitas automobilis, tiesą sakant, keliaus su mūsų kitais 2 automobiliais į Vilnių. Tai reiškia, kad šiandien Tralas krausis mūsų 3 mašinas. Tai yra Volvo, Infiniti ir Dodge. Mums su Edgaru pasistojo vienas klausimas. Šis automobilis yra priekiu varomas ar galų varomas? Berniukas! Coming at the barbershop too lit. Pocket full of nickels blowing super draw. Smoother than the Cadillac with cruise control. Doing what I do, you know. Women playing hard to get as I pull up on the boulevard flossing it like ain't that boy cold. Visas neauktas, iš karto amerikietiška atmosfera viduje. $675. Taip? Jisai jau yra išmuitintas. Translaivai viskas vyksta labai greitai. Automobilis netrukus keliaus į naujus namus.
Na, o dabar grįžę iš Klaipėdos mes galime pakalbėti apie naujas pirkimo pardavimo sutartis, kurias išleido Regitra. Taip, tai įsijungus pirkimo pardavimo sutartį, iš pirmo žvilgsnio labai panašiai atrodo kaip pirminė versija. Pirmas dalykas, kuris eina, tai data ir laikas. Tai viena iš klaidų, kurią pastebėjau, ką daro žmonės blogai, tai arba neįrašo laiko pardavimo, arba netikslų laiką įrašo. Tai pavyzdžiui, gali būti taip, kad jeigu jūs įrašysite netikslų pardavimo laiką, o jūsų parduotas automobilis tuo metu padarys eismo įvykį ir naujas pirkėjas, savininkas automobilio pasišalins iš eismo įvykio vietos, tai greičiausiai visa atsakomybė atiteks jums. Nu, kaip pavyzdys, įrašyte, kad pardavėte automobilį 16 val. O iš tikrųjų sandoris įvyko 12 val. 13 val. Įvyksta eismo įvykis, bet pas jūs sandoris užfiksuotas, kad įvyko 16 val. Tai reiškia, kad visa atsakomybė greičiausiai atiteks jums, nes jūs pardavėte automobilį tik 16 val. Tai va, būtinai įrašinėkite tikslų laiką, kada pardavėte automobilį, kad neturėti problemų. Einame toliau. Pardavėjas, pirkėjas, SDK kodas. SDK kodas, žinote, kaip šifruojasi jau. Savininko deklaravimo kodas, viskas tvarkoja, technikinė apžiūra galioja, negalioja. Tada defektai, kurie yra surašyti, kurias galima pažymėti, kas įvyko, tiksliau, kokie yra automobilio defektai. Aš manau, kad šitoje vietoje turėtų atsirasti daug daugiau punktų, kurie galėjo būti pažeisti automobilio, todėl kad stabdžių sistemos, mechanizmo ir pakabos elementų, apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų, vairuotojų ir keleivių saugaus sistemo ir dujų išmetimo. Kėbulo defektai, dar ten kažkas. Aišku, aš girdėjau, kad kėbulo defektai, jeigu tu nori grąžinti automobilį, nesiskaito kaip pretenzijos negali reikšti dėl kėbulo būklės, todėl kad tai yra akivaizdžiai matoma ir nuslėpti tu negalėjai, nebent o toks atvažiavai pirkti automobilį. Ko man trūksta, tai variklio, mechanizmų ir pakabos elementų. Tai kas yra mechanizmų? Visi mechanizmai, tai čia taip ir motoras, ir ten ir karobkė, ir viskas tokio, ne? Nežinau, aš tai kažkaip surašyčiau labiau žmogišką kalbą suprantama. Suma, va, pats pagrindinis dalykas, apie kurį reikėtų kalbėti, tai suma. Visada įrašinėkite tokią sumą, už kokią realiai perkate automobilį. Todėl, kad jeigu susidurite su nesąžiningu automobiliu pardavėju ir jeigu kažkas atsitiks, tarkim, jūs perkate automobilį už 10 000, pirkimo pardavimo sutartyje įrašyti 5 000. Tai jeigu netgi jums pavyks teisme laimėti, kad jūs apgavo automobilio pardavėjas, tai jūs gausite atgal tik 5 000. Tai va, visada rašykit tik realią pardavimo kainą, tam, kad išvengti kažkokių tai nesklandumų. Va, matau, dabar yra dar sekantis punktas, kuris buvo ir prieš tai, kad pasirinkti, ar mokėjimas vyko grynais pinigais ar bankiniu pavedimu. Dar vienas punktas, kuris atsirado, prieš tai buvusioje versijoje tikrai nebuvo, tai atsiskaitimo momentas. Sutarties sudarimo metu ar kitų metu. Šiaip ganėtinai gal manyčiau svarbus dalykas, todėl kad labai dažnai būna žmonės atvyksta pirkti automobilių. Šiaip dažniausiai automobilių pardavimai vyksta šeštadienį, sekmadienį, todėl kad žmonės po darbų atvažiuoja arba nedarbo metu. Jeigu žmogus perka automobilį brangesnį negu 5 000, jisai turi atlikti bankinį pavedimą. Jau dauguma bankų pavedimai suvaikšto iš karto ten kelių minučių bėgyje ar net greičiau, bet dar vis yra keli bankai, kur pinigai greit nesuvaikšto arba netgi užsienietis perka automobilį ir iš karto pinigai nesuvaikšto. Labai svarbu pažymėti, ar įvyko su jumis pilnas atsiskaitimas. Šiaip dažniausiai iš praktikos, ką galiu pasakyti, kad lietuviai tiesiog neatiduoda mašinos, kol negauna visų pinigų. Tai nežinau, ar tai tikrai buvo svarbus momentas šitoj pirkimo pardavimo sutartį. Privalomų civilinės atsakomybės draudimo dokumento perdavimo pirkėjai. Šiaip, kiek aš žinau, tai jeigu tu nusipirki automobilį ir yra prieš tai buvusio savininko civilinis draudimas ir jeigu tu padarysi eismo įvykį, tai tau tas draudimas negalios. Tai va, aš šito dalyko nesuprantu, kam perdavinėti tą civilinį draudimą. Mes dažniausiai žmonėms, kaip sakom, kai nusipirkam pas juos automobilį, paliekam jiems draudimą, pas jį yra antra kopija pirkimo pardavimo sutarties, mes grįžtame į garažą ar ten kažkur ir sakom, nutraukite draudimą, todėl kad jisai vis tiek negalios, o jūs galite jį persirašyti ant savo naujo automobilio. Tai va, jeigu norėsite tai padaryti, tai kreipkitės į savo draudėją ir jis jums apie tai papasakos plačiau. Tada artėjame prie pačio įdomiausio dalyko. Čia vat yra prirašyta labai daug visokių dalykų ir mane labiausiai sudomino paskutinis punktas, kuris man šiek tiek prieštarauja pačiai sutartį. Žodžiu, paskutinis sakinys. Pirkėjas patvirtina, kad prieš sudarydamas šią sutartį jis įvertino transporto priemonės ridą,
Taip pat transporto priemonės ir jos atskirų dalių būklė ir dėl jos jokių pretenzijų pardavėjų neturi. Nu, okei, tu kaip ir tipo pasirašėjai, kad viskas, tu pretenzijų neturi. Sekantis pusę lapo eina susitarimas dėl transporto priemonės pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo. Ką tai reiškia? Kad įvyksta automobilio grąžinimas, todėl kad automobilis, greičiausiai automobilio techninė būklė buvo bloga, klientų netiko, pagrasino, kad kreipsis į teismus, žmogus nenorėjo, kad tai viskas eitų iki teismų ir grąžino automobilį. Ir tuo pačiu pasirašė, kad su transporto priemonės defektais susipažino ir pretenzijų jokių neturi. Tai vat man čia truputį logika nesueina. Bet jeigu vis dėlto taip įvyko, kad jūs sugalvojate grąžinti automobilį, mes labai dažnai sulaukime klausimo, kaip tai padaryti. Ir aš jums netrukus parodysiu. Aš esu prisijungęs prie E4 sistemos. Žinote, kad tai jau reiškia, kas perkate automobilius. Tai yra sistema, kur tu įsigijęs automobilį, turi prisijungti ir deklaruoti jos įsigijimą. Ateinate va čia, dokumento pavadinimas. Aš jau buvau pasižymėjęs. Čia yra labai daug ką pasirinkti, iš kur gavote automobilį, ar tai pirkimo pardavimo sutartys, ar sąskaita. Pavyzdžiui, kai mes pardavinėjame automobilius iš Amerikos, Europos aukcionų, tai mes tiesiog žmonėms išsiunčiam iš mūsų įmonės sąskaitą faktūrą ir tai prilygsta pirkimo pardavimo sutarčiai. Tai nereikia atskirai dar pildyti vieną dokumentą. Tai va, o jeigu jau taip įvyko, kad jūs norite grąžinti automobilį, bet jau buvote susitvarkę visus SDK kodus ir panašiai, tai turite pasirinkti va čia sandorio anuliavimas. Tai va, nesu nei karto tai daręs. Tiesiai šviesiai sakau, taip yra buvę iškilę tokių problemėlių, kad paskambina žmonės ir pasako, klausyk, ten truputį dar defekčiukų atsirado, tai dažniausiai pavykdavo su žmonėms susitarti, kad kažkokią tai dalį mes remonto padengdavom, arba mes sutvarkydavom automobilį, bet šiaip stengiamės dažniausiai pardavinėti arba tvarkingus automobilius, arba informuoti apie visus esamus defektus. Tai va, jeigu norite išvengti tokių visokių nesąmonių, taip gražiai tariant, tai tiesiog informuokite apie visus esamus defektus ir neturėsite jokių problemų. O dabar eikime prie pačios įdomiausios dalies. Žiūrėkite, aš įsijungsiu pirkimo pardavimo sutartį. Einame į pirminį puslapį. Grįžtame dar prie taisyklių, kur yra parašytos. Pirkėjas ir pardavėjas, ten straipsnio dalyje privalo regitrai deklaruoti duomenys apie įgytą ar perleistą nuosavybės teisę į transporto priemonę, tai yra pirkėjas per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės, per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgyjimo dienos. Tai aš kaip suprantu, nuo tos dienos, kai tu nusipirkai automobilį, teisingai? Nes aš čia, žinau, kaip paskaičiau, kas regitros puslapį parašyta, tai aš truputį sudvėjojau, kad gal aš kažkaip neteisingai suprantu tekstą. O pardavėjas per 5 darbo dienas nuo pirkėjo duomenų apie įgytą nuosavybės teisės deklaravimo dieną. Paaiškinsiu paprasta žmogiška kalba. Tu atvarei nusipirkti pas Tomą automobilį, tai reiškia, tu sumokėjai jam pinigus ir per 5 darbo dienas turi deklaruoti automobilio įsigijimą. O Tomas, kuris pardavė tavo automobilį, po to, kai tu pateikai, turi irgi 5 darbo dienas, kad patvirtinti automobilio pardavimą. Ir tik tada tu galėsi prisiregistruoti automobilį. Bet, parodysiu, ką rašo regitra. Svarbu, neatiduokite pirkėjui transporto priemonės tol, kol pirkėjas nepateiks įgyjimo deklaracijos, o jūs jos nepatvirtinsite. Tai kaip? Tai gal būtų tiesiog paprašiau padaryti taip, kad jeigu jau tvirtinė SDK kodą, kad tiesiog susitvarkykite šitus dalykus internetu iškart vietoje ir viskas, ir nedavinėti jokių 5 darbo dienų, kad susitvarkyti šitus dalykus. Tai šitos vietos aš nesupratau. Aš kaip suprantu, rekomenduoju, todėl kad galiu iš patirties pasakyti, kad tikrai yra žmonių, kurie piktybiškai nesusitvarko su SDK kodu ir tikrai ne vienas žmogus į mus kreipiasi ir tikrai ne vienas žmogus į mus kreipiasi su pagalbos prašymu, ką daryti, pirkėjas nusipirko automobilį ir nedeklaruoja savo įsigijimo ir važinėja su automobiliu ir niekaip nereaguoja, ignoruoja, žodžiu. Kreipiasi į policiją, policija bejėgė ir nieko padaryti negali. Nežinau. Jeigu kažkas turite asmeninę patirtį kažkokią tai su SDK kodu, kaip jums pirkėjas nepateikinėjo labai ilgai ir po to jūs kur kreipėtės, kaip sprendėte šitą problemą, parašykite būtinai komentaruose arba mums asmeninė žinutė, norėtumėm šitus dalykus aptarti plačiau. Tai va, o pabaigai apie pirkimo pardavimo sutartį rekomendacija iš mūsų būtų tokia. Jeigu norite išvengti visokių problemų, tai apsižiūrėkite automobilį kuo geriau. Jeigu yra kažkokių tai kabliukų, kas kliūna jums pirkimo metu, tai būtinai įrašykite tos visus dalykus, nes automatiškai jūs pasirašydami šią sutartį jau iš karto, kaip pasakote, kad pretenzijų neturite, tai geriau įrašyti.
Kitas dalykas labai svarbus, jeigu nenorite, kad po to reikėtų jums gaudyti pirkėją, susitvarkykite SDK kodą iš karto vietoj pirkimo metu ir jums bus ramu. Dar vienas dalykas svarbus, kaip ir sakiau prieš tai, būtinai įrašykite pilną pirkimo kainą, niekada nerašykite mažesnės, nes po to, jeigu iškils kažkokių tai problemų, tai neatgausite visų pinigų. Pabaigai, jeigu kažkas asmeniškai esate susidūrę su SDK kodų nepatvirtinimu, kaip pirkėjas įsigyja ir piktybiškai nenori jo patvirtinti, tai parašykite mums, papasakokite, kaip teko išspręsti šitą problemą ir galbūt kitoje laidoje tai aptarsime. O dar šitoje laidoje mes norime turėti rubrikėlę baisios pirikūpų istorijos. Tai jeigu jums teko susidurti su kažkokia tai nesmagia situacija perkant automobilį, parašykite mums, ir galbūt mes jūs pasikviesime pas save į laidą ir papasakosite, kaip jums sekėsi išspręsti visą šitą problemą. Manau, labai daug žmonių norėtų apie tai išgirsti ir sužinoti. Pas mus atvyko kai kas iš Amerikos. Dodge'as Grand Caravanas. Einam žiūrėti. Ką galiu pasakyti, kol kas graži balta spalva. Mes jau galim jį nusikraudinėti. Kaip jis atsidaro? Juokauju, ko jis tokie. Aštriai reaguojantis. Visai gražus kebuliukas atrodo. Juodos lūbos. Čia buvo plastikėlį palaužyti. Žodžiu, kraunamės mašiną ir padarysim apžarą. Tau labai tinka jis prie veido? Prie balto veido. Prie balto veido. Prie šitą, prie šukuosenos. O, matosi, kad ne pirmą dieną vairuoja. Opa, kapotas atsidarė. Tai žodžiu, ką matom? Tėlikas lūžęs, aplink radiatorių plastikai palaužti. Radiatorius šiaip pagal idėją, aš netgi manau, yra vandens. Šiaip taip paėmus, tai viskas ganėtinai labai gražu ir akivaizdu, kad pas mus naujas akumuliatorius yra. Dėl to jis ir grįžo neišsikrovęs, nežuvęs. Va, kodėl turiu įtarimą, kad naujas akumuliatorius. Matot, ką turim? Prie senų akumuliatorių tokių nebūna. Ką mes dabar padarysim? Mano kolega Kazimieras atliks šio automobilio defektaciją. Tai yra sužiūrės, kas yra apgadinta. Surašys, kokių dalių reikia. Ir pradėsim šio automobilio tvarkymą. Dodge Grand Caravan iš Amerikos. Labas rytas. Nu ką, kaip matėt, prieš tai jau Ignas rodė, kad Dodge'as atvyko, šiandien yra antradienis ir atvažiuoja Volvo. Kodėl neatvyko visi automobiliai kartu? Todėl, kad Volvos muitinimas šiek tiek užtruko, tralai penktadienį vakare pasikrovė ir atvežė atskirai. Aš manau, kad tai nėra didelė problema, svarbiausia, kad automobiliai jau bus mūsų kieme. Vakar pasibaigė auto aukcionas, bet dėja mes nesurinkom tiek pinigų, kiek norėtumėm už jį gauti. Man atrodo, jisai pasibaigė 5135. Vilniui su atvežimu, su išmuitinimais, jisai mums gautųsi 4320 kažkas tokio. Tai reiškia, kad mes uždirbtumėm 800. Aš manau ir kolegos lygiai tą patį mano, kad šitą automobilį galima visai greitai padaryti. Išsikviesim airbag servisą, kad atvarytų į vietą, nusimtų panelę ir visus kitus airbagus ir kad pradėtų tvarkyti. O per tą laiką mes sutvarkysim kebulinius darbus, pakeisim priekį ir rinkos kaina nuo 11 iki 13 tūkstančių. Tai aš manau, kad taip užpliusinti bus daug geriau. Ir plus mes taip kažkaip pasižiūrėjome, jeigu jisai ilgai neprasidavinės, kad mielai ir patys pasivažinėsim. Gal net ir dujas įsistatysim ir pasiliksim savo kaip hebrovežį. Nes jisai turėtų važiuoti žiauriai minkštai. Tai žodžiu, dabar laukiam tralo ir atvažiuoja Volvo. O su Volvo laukia įdomus darbai ties to, kad reikės ją užkurti. Ar aš girdžiu tralą? Kokia didelė priekaba. Koks fainas mocas! Čia yra šventas dalykas. Užsidėk baltą maikę, tai 100% bus krūva darbų ir išsipurvinsi. Galiu kurt. Svarbiausia nusikraudinėjant, nesiubuot priekabas. Ką aš galiu pasakyti? Labai čia viskas smagiai. Šiandien, man atrodo, mes dar ir mūsų Volvo važiuosim pasiimti, ne? Kaziukas sako, taip, pagaliau jinai bus padaryta, šiek tiek darbai užtruko ilgiau negu buvo planuota. Einam toliau nusikraudinėti, dar Vydas mums mocą atvežė. Man aišku, va šitas va mocas labiau patinka. Harliukas. Nu vieną dieną tikrai tokį čiupsiu. Pasistatysiu kokiems 2 metams į garažą, kad pastovėtų ir po to, kad galėčiau parduoti jums. Taip, dar mums Vydas savo asmeninį motociklą atvežė. Kas čia per mocas? Yamaha Diversion. Nori jį parduoti, dar kainos kol kas nenustatėm, bet to nustatysim kainą jo ir parduosim. Dabar pats sezonas. Kiek sezonų prastovėjo pas tave? 2 sezonus prastovėjo.
Čia kaip man su Vespa, žinok, irgi nusipirkau ir galvoju važinėsiu, bet daugiau jinai skelbime stovi, negu aš važinėju. Kraunam mocą, varom sugalvojam, kiek už jį statyti. O, statyti, jau iš įpročio sakau, kiek statyti. Už kiek dėti į skelbimus ir pardavinėsim jį. Iš dažyklos grįžo BMW X3. Viskas, X3 vienos spalvos, realiai, kai nusidažė mašina, iš viso kitaip atrodo. Sudėjom jau posparnius, sudėjom lubas, salonas viskas surinkta. Kas liko? Pakeisti akumą, nes visiškai nudvėsęs akumas, ekspertizė, techninė apžiūra ir viskas. Automobilis paruoštas eksploatavimui. Tai va, realiai galima sakyti, kad darbai ties X3 beveik baigti. Kolega, į studiją kameros veikia, blind spotai veikia, triščiam kameros veikia, važiuoja maloniai. Paviršai pasakyti pagrindinį dalyką. Jau atrodo, jisai net ir rezervuotas. Taip, pamiršau paminėti, šis automobilis jau galima sakyti rezervuotas ir beveik yra parduotas. Na ką, nauja diena, nauja savaitė, pirmadienis. Mes apsimėtėm savo praeitus darbus. 9.3 šiandien jau su techu. X3 irgi beveik pabaigtas, tai liko tik tai technikinė. Pabaigiam savo praeitus darbus ir einame prie naujų darbų. XC90 yra ant pakelėjo. Kaziukai, kaip Volvo? Vo, einam pažiūrėsim. Žinot, kas yra įdomiausia? Kad aš sakiau, čia kaip Pandoros skrynią atidaryti, todėl kad mašina buvo su bumperiu ir tu nežinai, kas yra apgadinta viduj. Kuo mažiau apgadinta, tuo mažesnės kliento išlaidos, todėl kad reikia kuo mažiau detalių. Bet aš jums pasakysiu vieną dalyką. Tikėjausi, kad vienas žibintas bus sveikas, bet iš tikrųjų abudu yra pažeisti. Gal jūs mums pasakysit, kuriuos galima sutvarkyti. Einam. Štai čia yra vienas žibintas apgadintas, bet šviečia viskas gerai. Tai realiai galinį korpusą reikėtų tik tai pakeisti. O čia ir korpusą, ir stikliuką reikėtų pakeisti. Ir žibintas būtų tvarkingas. Visi blokai, viskas yra gerai. Reikia kažkaip surasti šitus dalykus ir pabandyti pakeisti. O smagiausia yra dalis ta, kad pas mus perdegė viena juosta visų lempų. Tai dabar turėsim kažkuria tai dieną skirti, kad susitvarkyti savo lempas, todėl kad kaip tyčia ten, kur yra kazys, ten yra tamsu. Pažiūrėkite. Kas yra įdomiausia? Lonžeronai, balkis, viskas yra sveikas, švaru, gražu. Kažkodėl va čia va pačioj lūžo vienas laikiklis. Tai realiai mums reikia viso šito dalyko, viršutinio teliko dalies, taip? Turime visiškai apgadintą variklio dangtį, norėjau sakyti. Turime visiškai apgadintą priekinį bumperį, lygiai taip pat ir turime visiškai apgadintą variklio gaubtą. Ir dar galimai vieną sparną. Šiandien išsirenkam, susidefektuojam automobilį, pasidarom sąrašą, kokių detalių mums reikia, renkam detalės, čmaukšt, paukšt, paukšt ir viskas. Ir automobilis susirenka ir į dažyklą, o mes tada nudažom automobilį ir tada varom jį europinti. Ir dar išsiardėm, einam į lauką. Žodžiu, išsiardėm Dodge'ą, radiatoriai beveik sveiki, yra tik tai pažeistas vadinamas difuzorius, ventiliatorius, kuris ventiliuoja čia viską, nu ne viską, aušinimą. Vos yra palinkusios lonžerono ausis, tai aš manau, Ignas sakė, su kem 6 trūktelsiu ir viskas čia bus va. Nu, aš norėsiu į tai pasižiūrėti. Detalės jau yra užsakytos, rytoj turi būti, mums visai nedaug reikia, irgi greitai čmaukšt, paukšt. Atvažiuoja, Ignas jau šiandien paskambino airbag servisui, atvažiuoja vyrukai, nusiema vairo airbagą, panelę, kojo airbagą, čmaukšt. Reikia toj pasižiūrėti, ar diržai šovė. Šovė gyvatė. Dar diržus nusims, tuo metu, kol bus nuimta panelė, atvažiuos dėdė Arvydas pakeis stiklą ir, kaip sakant, labai greitai šį automobilį bei tą automobilį sutvarkysim ir tada eisime prie trečiojo automobilio Mercedes SEK 560. Čia yra irgi mūsų kliento automobilis. Jisai yra skirtas išvežimui į Vokietiją. Jisai yra cielas, bet jisai yra ilgai stovėjęs. Pasižiūrėkit, koks gražus. Nedaužtas nieko, bet turi tam tikrų tokių minusiukų. Ten bumperis truputį trūkęs. Ant variklio gaubto yra apgadinimų. Variklis netvarkingai dirba. Va čia va pasižiūrėkite. Susidefektuojam Volvo ir varomės Mersą ant pakelėjo ir pasižiūrim, kas jam yra, kodėl jisai normaliai nedirba. Cold start. Sakė, bėgs benzinas. Nu va, visai kitas reikalas. Pameni tada, kai tik atvažiavo su blogu akumu, ką darėm. Kaukė, rėkė jisai. Va, padavė Mercedesas diržą. Bet aš jo nesiseksiu. Bandau važiuoti. Man atrodo, jaučiu benzino kvapą. Eik, tu savo, koks laivas. Coming at the barbershop too lit.
Pocket full of nickels blowing super draw. Aš noriu jį kuo greičiau prikelt ir su juo pasivažinėti po centriuką. Šiai laidai tiek. Jeigu patiko, nepamirškit paspausti patinka, subscribinkit kanalą ir susitiksim jau kitą savaitę. Something like a freezer, ain't I? Even when I seem kinda out of season.